Dizainerė Donatella Versace pristatė Italijos mados imperijos aukštosios mados kolekciją. Pristatymas pradėjo Paryžiaus aukštosios mados savaitės renginių maratoną. Versace kūrėjai dar kartą pažvelgė į spalvotų fotografijų ir nespalvoto kino glamūrą bei eleganciją. Juodos ir baltos tango, šviesos ir šešėlių žaidimai mirgėjo ant raibuliuojančių kokteilinių suknelių, vilnijančių raukinių ir vakarui skirtų suknių. Versace propaguojamas glamūras laikui bėgant keičiasi ir vis tobulėja. Naujausioje kolekcijoje pavaizdavau moterį, norinčią atsiskleisti, tačiau tuo pačiu ir išlaikyti paslaptį, kai ką nuslėpti ir pasilikti savo. Donatella Versace kolekciją sugrąžino į Paryžiaus aukštosios mados savaitę tik praėjusiais metais, po 8 metus trukusios pertraukos. Kartu su kitais mados kūrėjais dizainerė sukūrė pačią rafinuočiausią ir brangiausią rankų darbo kolekciją. Tarp mados šou dalyvavusių garsenybių buvo ir aktorė Uma Thurman. Jie man visada pasiuva nuostabių suknelių. Man didelė garbė ir malonumas būti čia ir pamatyti jų mados šou. Gausiai kristalais ir blizgiais žvyneliais dabinti audiniai kūrė magišką atmosferą. Kolekcijos žvaigždė tapo 43 metų supermodelis Naomi Campbell, kuri tiesiog užbūrė žiūrovus ant tobulo kūno vilkėdama seksualų korseto ir žvyneliais dekoruoto švarko derinį. Tai buvo pirmasis Naomi Campbell bendras darbas su Versace mados namais po tragiškos Gianni Versace mirties. Dizaineris buvo nužudytas 1997-aisiais. Versace mados namai įsteigti 1978 metais. Donatella Versace prie jų vairo stojo po brolio mirties. Dizaineris 1997 metais buvo nužudytas Miami Beach'e. Šis itališkas prekės ženklas geriausiai žinomas dėl ant begėdiškumo ribos balansuojančiais seksualiais siluetais ir kartais perdėtų glamūrų.